Labas rytas. Na ką, atėjo paskutinė vakarienė šitam viešbutį. Vakar užsisakiau iš korėjiečių kaip tradicija vakarienę. Labai skanu. Šiandien vakarienė vėlgi iš korėjiečių. Tai užsisakėme tą patį ką vakar, jau aptarėm, kad yra labai skanu, labai gerai paruošta vištiena, traški, didelė porcija. Aišku, ryžiai daug svorio sudaro, labai skanu. Ką naujo bandysim? Bandysim korejietiškus koldūnus su kiauliena. Įvertinsim skonį. Čia yra daržovės prie šito patiekalo. Padažai yra prie koldūnų. Ir rytoj rytą pasitiksim su šaltų kokosų. Dėsim į šaldytuvą. Ir rytoj iš ryto prie kavos balkone mes jį išgersime gaudami elektrolitų dozę. Paskutinis vakaras šitam nuostabiam viešbutį, kuris man labai patinka. Rytoj, nauji metai, važiuojam. Kas man patinka Azijoje, tai kad labai daug dėmesio yra skiriama pėsčiajam. Puikūs šaligatviai, saugumas. Reiškiasi, jeigu tu nori eiti, darai tą saugiai, neišeidamas į gatvės teritoriją. Šaligatviai puikiai prižiūrėti, platus. Einam nusipirkti kažką pusryčiam užvalgyti, paskutinis rytas šitam rajone. Ir ruošimės judėti į miesto širdį. Nu ką, užsisakiau, dabar čia jau man daro. Čia mačiau musių, buvo ant tos dešros daug, kažin man įdės. Jeigu galima su musė, man įdėkite. Moteriškė visada šypsosi. Labai malonų žmonės, kol kas, vietnamiečiai. Egzotinės technikos daug. Okay. Yeah, good. Žodžiu, važiuojam į viešbutį, sekantį. Tai pasirodo tas viešbutis kaip ir priklauso centro teritorijai, District 1, tai District 1 yra centras. Važiuojam su tokiu automobiliu VinFast. Čia yra 6 juostos iš viso, į kitą pusę irgi 6 juostos. Tai dabar važiuojam, kaip matot, nestovim ir nustovim. Čia moteris sėdi šitaip šonu tam, kad nereikėtų praskiest. Nežinau, kas ten prasiskečia, bet žodžiu, esmė yra tokia. Važiuosim apačioj upės. Keliai geri, įspūdis labai geras, ne tik apie kelius. Žodžiu, maisto tai kas 15 žingsnių vis naujas maisto restoranas. Čia ant gatvės kepa šašlyką. Ako negerai. Gaila, kad ne to juostai sustojo, būčiau paėmęs vieną. Čia vaizdas tai kosmiškas. Kosmiškas. Ir šiaip čia kažkoks toks jaukumas yra. Toks kaip filme atrodo esu. Kažkur matyta. Pirmą kartą matau. Šitam valstybei. Šitam valstybei pirmą kartą matau. Flashbackas į Laosą. Bet čia viskas tikrai kitaip, absoliučiai.
negu ten. Absoliučiai kitas lygis. Absoliučiai. Net nėra ką lyginti. Čia labai natūralu, kad rankena per 10 cm eina. Tai čia dar daug 10 cm. Čia į vidų įvaryta motorolerių pilna. Čia paštą atvežė. Gal man iš Lietuvos, kad turit, ne? Ne? Mano taksas išdažymo kaip Maybachas. O ko negraži mašina. Aš einu, bet aš čia dar turiu kažkur pereiti, nueiti pereiti. Žiūrėkit, kokio pločio gatvė. Aš man atrodo, to čia klausi, kur tas PM8 yra, nes man nelabai aišku. Žodžiu, adresas atitinka, žemėlapis gal žuvies, bet žemėlapis rodo kitaip biškį. Žodžiu, mane taksas išleido čia, man reikėjo eiti tiesiog tiesiai į šitą gatvelę priekį, kur yra, ir ten tas viešbutis. Aš radau tokį patį adresą, bet sakau, ten ne jūs buvot, ne jūsų adresas. Sako, tu radai adresą 058, o mano adresas yra 58. Nu tai ką, atvykau pas save viešbutį, nežinau kaip čia tas šuo atsidūrė. Nelabai įsivaizduoju, bet einam parodysiu savo kambarį. Čia kitas šuo, čia katytė. Čia, einam pas mane kambarį. Jo, čia yra mano kambarys. Yra šita lova japoniška, fotono vadinasi, futono, žodžiu, 22 eurai para. Įdomioji dalis šito viešbučio yra štai ši. Sakau, ar duosite raktą? Sako, pas mus nerakinama. Tako, tik iš vidaus, kai būsi, gali užsirakinti. Žodžiu, atradimai tokie, žiūriu spintas, kad čia toj spintoj rūbai kažkokie moteriški sukrauti. Kaldros nėra. Čia kažkoks vaiko vonelė susėdinė, čia gal mes dviese gyvensim, čia gal vaiką auginti reikės. Kur aš čia pataikiau? Žodžiu, atėjau, matau žalios sultis kažkokios ir čia skaitau, čia man išvertė centelą, išvertė smegenų, paskui aš žiūriu, kad čia centelą zinė gotų kola. I want this one. 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 Ar nėra čia? Važiak, išlendu, ko tik tais nori. Vaisiai kaip iš katalogo. Čia nežinau, kas yra, čia nežinau, kas yra. Obuoliai, kaip iš rojaus sodo. Milijonai. Dragon fruit. Ko dar? Yes, hi. Sorry, where is the opera house? I just arrived before 10 minutes here. 10 minutes. Yes, I don't know. I have no idea. Turgelis.
Gal būčiau tą moteriškę ant naujako paėmęs į svečius, bet gal sena biški. Ir net, norėjau sakyti, ne tailandietė, ne vietnamietė, tai vargu ar mes rasim bendrą kalbą. Čia graži moteris, bet ne tailandietė, man netinka. A, ką tu galvoji? Pažiūrėkit, čia miestas, čia parkas. Ragaujam žalią gėrimą, žolinis augalas azinė gotų kola. Čia aš pirmą kartą gyvenime tokį daiktą rankose laikau. Sultis iš jo ir iš ananaso. Wow, skonis labai nevaisinis, aišku, bet toksai žiauriai gaivus, platus. Pirmą kartą gyvenime tokį skonį jaučiu ir žinau, kad tikrai dar pirksiu šitą kokteilį. Just congratulate Lithuania. Nhóm chưa đây. What kind of champagne? Em champagne hot. No. Aš žmogus paprastas. Kiaulės sausų vyniotinis, daržovės. 2,50 €. Reiktų kažkaip gatvę pereiti. Bet čia reikia turėti kiaušus. Nu, bandau. Laikykit špygą. Och. Aik tu sau. Čia gal ranką reikia pakelt. Kažkaip padarėm.
Jausmas toks, kad atrodo, čia tavo kiekviena kūno molekulė jaučiasi puikiai. Kažkas fantastiško. Tai yra nuostabu.